Na, o ją siekiama stiprinti atsparumą priklausomybių spąstams, tad nuo to šiandien ir pradėkime kalbėti. Asmenys savanoriškai nusprendė apriboti savo galimybę dalyvauti bet kokio pobūdžio azartiniuose lošimuose, gali pateikti prašymus ir atsidurti registre, kurį valdo priežiūros tarnyba. Nuo 2017 metų gegužės 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pakeitimui, asmenų prašymų neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose pateikimas įgavo ir teisinę galią. Tai reiškia, kad už pateikusiųjų tokius prašymus į leidimą į lošimų vietas atsakingi tapo lošimų organizatoriai. Kaip visą tai veikia praktikoje ir ar sprendžia šioje priklausomybėje ypač gąją atkryčio problemą, paklausiu lošimų priežiūros tarnybos specialisto, psichologo Olego Mackevič. Sveiki, gerbiamas Olegai. Sveiki, Kornelija. Tai gal jūs pamenate, kada ir kokiomis aplinkybėmis atsirado tokia galimybė pateikti paraišką dėl savo paties apribojimo dalyvauti azartiniuose lošimuose? Tai kaip jūs ir minėjote, jeigu kalbame apie dabartinį registrą, tai jis atsirado nuo 17 metų gegužės 1 ir jo turbūt pagrindą tam atsiradimui, būtent teisinį pagrindą ir sudarė ankstesnė priemonė savanoriškas savęs apribojimas, kur žmonės galėjo pateikti popierinį prašymą su nuotrauka, mes tą medžiagą pateikdavom lošimų bendrovės ir jos irgi savanoriškais pagrindais stengdavosi tokius žmonės identifikuoti ir jų neįleisti. Bet suprantama, kad sistema iki galo nedirbo, nebuvo numatyta atsakomybių, nebuvo numatyta pareigos lošimų organizatoriams to prašymo laikytis, dėl to suprantama, kad būdavo įvairiausių dalykų, buvo ir įleidimų, ir asmenims tas netiko, ir vėliau, Seimo nario Sabatausko, man atrodo, iniciatyva šitas registras ir atsirado, už ką tikrai šiuo metu lošintieji artimieji yra pakankamai dėkingi. O kas dažniausiai patį asmenį priveda prie tokio sprendimo? Kas gali padėti, kai pats asmuo jau yra giliai įklimpęs ir visiškai valdomas priklausomybės? Tai registrą aš turbūt pavadinčiau tokiu pirmuoju žingsniu, kurį didžiąją dalimi grėbėsi visi lošintieji, kurie mano, kad jie turi kažkokių tai problemų dėl lošimo arba patys savarankiškai negali sustoti. Tai dažniausiai tai būna finansinės netektis, jaučia didesnę įtrauktį į azartinius lošimus, nelabai jų kontroliuoja arba negali sukontroliuoti ir savo asmeninio gyvenimo, kuris, aišku, didėjant problematikai tai pradeda keistis, keičiasi ir žmogaus emocinė būsena, keičiasi jo elgesys. Ir tuo metu žmonės ir ieško kažkokios tai pirmos priemonės. Žinoma, kad registrą kartais išnaudoja tik tam, kad kartais gal net ir pateisinti prieš artimuosius, kad jie lošimuose nedalyvauja. Tačiau vėlgi labai svarbu atminti, kad registras tai nėra gydymo priemonė. Jeigu mes taip kalbėtume iš gydymo perspektyvos, tai čia labiau toksai kaip receptas, tai nėra vaistas. Ir kartais lošintieji, kurie turi dėl to problemų dėl lošimo, jie kartais ne visai tinkamai tą registrą išnaudoja. Jie galvoja, kad aš apsiribosiu ir visa problema tikrai pasikeis. Dėl to konsultacijų metu su savo klientais, teikiant psichologinės konsultacijas, mes tikrai peržiūrim visą sistemą, kaip vis dėlto padėti žmogui. Registras tikrai yra puikia priemonė, jeigu žmogus eina sveikimo keliu. Tai reiškia, tuo metu, kada jam sukyla impulsyvumas lošti ir jisai negali jo suvaldyti, jisai atsitrenkia į tokią sieną ir jisai yra tiesiog neįleidžiamas. Tai kartu jungiant registrą ir sveikimo kelią, dirbant su specialistais ar dalyvaujant sveikatingumo tose programuose, tai tikrai yra visai gera priemonė. Tačiau vėlgi tikrai nepasitikėkit vien tai, jog žmogus apsiribojęs save, jisai kažkaip tai pasveiks ar pasikeis. Norint jį pateisinti kažkaip čia iš savo pusės, atrodo, vis tik psichologiškai tai toks nemenkas žingsnis priklausomam žmogui pasirašyti prašymą netgi, kad tave patį apribotų nuo to, be ko tu negali nei dienos gyventi. Žinote, aš gal ir pasiginčyčiau, nes mums kaip specialistams yra labai svarbus veikimas, kai žmogus pradeda veikti. Taip, aš tikiu, kad yra labai nelengvas žingsnis ir prieiti apskritai, kad prisipažinti, kad yra problema ir aišku prieiti iki mūsų ir pateikti tą prašymą. Taip, tai yra didelis žingsnis. Tačiau sveikimo prasme iš principo viskas, žmogus ir sustoja.
Jisai pateikė prašymą, galvoja, na dabar man užteks visų valios pastangų, ar ten aš tikrai jau viską suprasiu, pailsėsiu nuo lošimo, ar lošimas išnyks. Dėja, ne, jeigu mes kalbėtumėm, pavyzdžiui, apie psichoaktyvias medžiagas, tai taip, sustabdymas to vartojimo, psichika nėra veikiama išorinių medžiagų ir natūraliai, kad na, kažkas tai toje psichikoje pradeda kisti. Čia dėja tokia situacija yra kitokia. Kuomet žmogus tik apsiriboja, atsiranda tas jo toks neveiksnumas, nėra motivacijos tada kažką tai daryti, nes kaip aš ir nelošiu ir nebepateksiu, reiškia, viskas bus gerai, bet problema dažniausiai jau būna gilyti, jinai tiesiog išlauks to momento, kada vėl pasiūly žmogui tokią žalingą mintį pradėti lošti. Tada žmogus ieškos būdų, kaip tą lošimą patenkinti. Dėl to dažniausiai tikrai kviečiame nesustoti ties registru, o bent jau pradžiai pasikonsultuoti su specialistais ir pasitarti, kokios priemonės vis dėlto tam žmogui labiausiai tiktų. Ir tikrai konsultacijų metu jų surandame. 2017 metų įstatyminiai pokyčiai turbūt išiškina prieš tai buvusią spragą. Tai ar lošimų organizatoriai būdavo linkę nepaisyti tokių prašymų ir vis tiek leisti tam asmeniui lošti? Žinot, kažkaip nesinori demonizuoti vien lošimo organizatorių, bet suprantama, kad tuometinė sistema buvo tikrai pakankamai sudėtinga. Įsivaizduokime, kad mes laikotarpyje turbūt nuo 9 metų iki 17 buvo surinkta arti 5000 asmenų, tai reiškia 5000, grubiai šnekant, popieriaus lapų su nuotraukom ir tuos 5000 reikėdavo kiekvieną žmogų patikrinti. Iš principo buvo labai sudėtingas toks mechaninis darbas. Ir kartais natūralu, kad ne visą laiką tokį žmogų buvo galima identifikuoti. Vėlgi, tuo metu, kai žmogus yra kompulsyvume ir turi poreikį lošti, tai jisai irgi griebėsi priemonių, kad tą sistemą apeiti. Tai čia toksai abipusė atsakomybė norėtųsi pasidalinti. Bet žinoma, iš nelošimo organizatorių, iš lošiančiųjų, iš vertimų tikrai esame gavę signalų, kad tam tikri lošimo organizatoriai, kai kurie lošimo organizatoriai tikrai ne visuomet paisydavo būtent tos pirminės formos. Dėl to natūralu, kad atsirado toks imperatyvas, kuris jau šiai dienai įpareigoja lošimo organizatorių tikrai tos atsakomybės laikytis, siekiant išvengti ir baudos ir aišku prisidedant prie to atsakingo lošimo praktikos ir padedant tokiems žmonėms nepakliūti būtent į tokius skausmingus spąstus. O gal žinoma, kiek šiuo metu tame registre yra asmenų, koks tas sąrašas, ar gerokai ilgesnis nei prieš tai buvęs jūsų minėtas 5000? Tikrai taip, tai šiai dienai būtent tų unikalių asmenų tai yra kiek daugiau negu 20 000 ir gal tas liūdnasis skaičius, kad per dieną priežiūros tarnyba gauna apie 50 prašymų, reiškia, kiekvieną dieną 50 asmenų iškyla klausimas, ar tikrai mano lošimas man yra tinkamas ir ar tikrai aš jį galiu suvaldyti. Nesuprantam, vadovaujantis turbūt sveika nuovoka, jeigu mes neturime tokių problemų, reiškia, mums ribojimai yra nereikalingi. Jeigu aš suprantu, kad, pavyzdžiui, greitieji kreditai yra man ekonomiškai nenaudingi ir aš tikrai valdausi, tai aš tikrai nepateiksiu prašymo į banką, kad man tokių kreditų neteiktų, man tokio apribojimo nereikia. Tai vis tiek keliame prielaidą, kad asmenys, kurie teikia prašymus, vis tiek turbūt jų lošimas jau primena tą probleminio lošimo požymius, tai kažkur tai dingsta kontrolė. Tai taip, ir tas didėjančių asmenų kiekis kita vertus irgi parodo ir galbūt pasitikėjimą pačiu registru, nes pirmai pradžiai tikrai tas skaičius žmonių buvo pakankamai nedidelis, galbūt jie turėjo patirčių su ankstesniuoju registru ir manė, kad jisai neveiks. Tuo pačiu ir lošimo organizatoriams yra gerokai jau paprasčiau, kadangi yra elektroninė sistema, per kurią to žmonės tikrina. Dėl to manau, kad čia toks abipusiai naudingas dalykas ir lošimo organizatoriams šiuo metu, aišku, ir ekonomiškai neapsimoka tokį žmogų įleisti, nes kadangi yra numatyta ir atsakomybė, ir tos baudos, kaip tik nuo lapkričio 1 dienos jos dar labiau padidėjo, jeigu ten kalbėtumėm apie skaičius iki lapkričio mėnesio, tai bauda už įleistą asmenį buvo kažkur tai nuo 6 iki 25 000 priklausomai nuo pasikartojančių dalykų ir panašiai, o šiai dienai bausmė jau yra skaičiuojama ne sumomis, o būtent procentais. Tai šiai dienai bausmė yra nuo 3 iki 5% nuo bendrųjų metinių pajamų. Tai šita suma išauga keliasdešimt kartų. O kokio pobūdžio lošimo organizatoriai labiausiai linkę pažeisti tą įstatymą ir apeiti registrą? Vėlgi, žiūrint nuo 17 metų į tuos iškeltus patikrinimus dėl leidimo, tai jų buvo tikrai vienetai.
Tai būtent po įstatymo priėmimo tikrai nenorėčiau sakyti, kad lošimo organizatoriai sąmoningai daro viską, kad tokį žmogų įleisti. Kartais tai vyksta tiesiog per neapsižiūrėjimą, bent jau tai buvo su pirmaisiais skundais. Tai kažkur tai nedažiūri, galbūt netinkamai pažiūri kodą. Aišku, nenoriu reklamuoti būdų, bet kaip ir minėjau, jeigu asmuo turi stiprią trauką, jisai tikrai suranda būdų, kaip pamėginti prieiti prie lošimų. Ir aišku, kad tai irgi yra savotiškas iššūkis lošimo organizatoriams. O kokiu būdu ir kur apsisprendęs asmuo jau nelošti, gali pateikti tą prašymą, gal kokiu nors konkrečių dokumentų reikia būtinai? Ne, tai reikia turėti asmens kodą, man atrodo. Aišku, yra du būdai. Tai vienas yra atvykti gyvai į lošimų priežiūros tarnybą Vilniuje, Ukmergės gatvėje 222, 4. aukšte esame įsikūrę, ir tiesiog turėti su bet kokį asmens dokumentą. O taip pat yra galimybė jau tą prašymą pateikti ir elektroniniu būdu, taip naudojantis elektroninių valdžios vartų sistemą, per ją tą galima padaryti. Tam užtenka, aišku, turėti elektroninę bankininkystę arba mobilų parašą arba per Paysero sistemą. Vienu žodžiu, tam, kad nustatyti tiesiog žmogaus tapatybę. Ar tą pačią dieną įsigalioja jau tas apribojimas? Prašymas, jeigu jisai teikiamas gyvai pas mus, tai jis patvirtinamas iš karto, kitą parą jis patvirtinamas, jeigu teikiama yra internetu kitą darbo dieną. Kuriuose miestuose, lošimo vietose toks prašymas galioja? Ir labai įdomu, ar tik Lietuvoje, ar taip pat ir užsienyje? Tai apie galiojimą, tai jis galioja visoje Lietuvoje, visose be išimties bendrovių, nepriklausomai nuo to, kokią lošimo rūšį žmogus lošia. Kartais tikrai sulaukiame tokio prašymų, kad apribokite mane, pavyzdžiui, nuo kazino lošimų, bet man visai sekasi save valdyti ten lažybose. Bet ar tai tiesa? Ar tai, man čia skambėjo kaip melas, jūs kaip psichologas, gal galite pakomentuoti kiek detaliau? Taip, nesinori vertinti, ar žmogus meluoja, bet labai panašu, kad jis tuo nuoširdžiai tiki. Bet aišku, kad išlygų jokių nedarome. Pirmiausia, tai būtų nelabai atsakinga lošimo operatoriams, nes kažkaip tai išskaidyti pagal rūšį ir sakyti, kuri ten kenksmingesnė, kuri nekenksmingesnė. Tai kaip ten bebūtų, visos lošimo rūšys yra pakankamai pavojingos, vienos galbūt labiau yra įtraukios negu kitos. Tačiau žmogui, kuris turi problemų, visą laiką kalbam apie tai, kad taip, tikėtina, kad šiandien galbūt problemos kyla nuo kokio nors stalo lošimo kazino, bet tai nereiškia, kad ta problema negali susiformuoti, jeigu tu vėlgi neatsakingai dalyvausi kitose lošimuose, dėl to jokių išlygų nėra ir apribojama nuo visų lošimų be išimties. Tai kalbame ir apie antžeminės vietas ir žinoma apie lošimus internetu, kurie šiuo metu pakankamai populiarėja ir užima pakankamai didžiąją rinkos dalį. O dabar dėl galiojimo užsienio, tai žinoma, kad ne, Lietuvos įstatymai veikia tik tai Lietuvos Respublikai ir kartais susilaukiam tokių skundų, kad galbūt reikėtų, kad tas registras dirbtų ten, ar bent jau Baltijos šalyse. Mes su kolegomis iš Latvijos priežiūros institucijų irgi kėlėme tą klausimą, aišku, dėl įstatymų skirtumų, dėl sudėtingumo tų sistemų. Kol kas dar viskas yra tokiam teoriniam lygmenyje. Taip, tikėtina, kad būtų visai naudinga, kad toks registras veiktų turbūt visoje Europos Sąjungoje, bet čia suprantame, kad reikia įtraukti begalę šalių ir kiekviena šalis turi savo įstatymus, savo galimybės ir dėja, ne visos šalys irgi turi tuos pačius registrus. Tačiau ką vis dėlto siūlome lošiantiesiems, tai vis dėlto jeigu jie arba gyvena užsienį ir lošia užsienio bendrovėse, tai aišku komunikuoti tiesiogiai su pačia bendrovė ir didžioji dalis lošimo bendrovė dalyvauja atsakingo lošimo programuose ir tikrai turi sukūrę savo sistemas ir jų pakankamai atsakingai laikosi. Tai dėl to irgi esmė yra ne tiesiog apsiriboti vien čia Lietuvoje, bet irgi pasvarstyti, jeigu gyvenate užsienį ir lošti užsienio lošimų bendrovėse, tai jas apriboto. O šiai dienai iš Lietuvos lošti užsienio bendrovėse yra draudžiama, nes tai laikomi tie lošimai nelegalūs, kadangi jie nemoka mokesčių Lietuvoje ir priežiūros tarnyba tokius tinklapius blokuoja. Na, tikėkime, kad ateityje kiek palengvės ši situacija ir tas registras praplės galimybės ir prasiplės į užsienį. O ar yra kokių galimybių, kažkokių išlygų prašymą pateikti už kitą asmenį, artimiesiams asmenims? Deja, ne, tikrai ne, nes yra sugriežtę ir asmens duomenų apsaugos įstatymą ir jeigu asmuo yra pilnametis, to padaryti negalima. Žinoma, sulaukiam priekaištų, nusiskundimų, nusivylimų iš artimųjų, nes sako, aš esu žmona ir kaip čia taip, kodėl tas yra neteikiama. Deja, įstatymas tokios galimybės nemato. Labai atsiprašau.
Tai va, tai kol kas tikrai ne, bet vėlgi, jeigu yra kažkoks tai ten nepasitikėjimas, ane, tai artimieji gali kartu su lošiančiuoju, kuris yra apsiribojęs, prisijungti jiems patogiu metu kartu ir lošiantysis gali parodyti, kad jis vis dar yra apribotas registre, jis gali išsitraukti tą patvirtančią pažymą, galų gale gali kartu, jeigu nori ateiti į priežiūros tarnybą ir turime, mes tokią pažymą tikrai išduosim, kad žmogus yra apsiribojęs. Bet svarbu, jeigu aš nepasitikiu, reiškia vis dėlto kažkas ten vyksta, galbūt pasitikėjimą padidintų ir kitos priemonės, tai turbūt jeigu asmuo ne tik apsiribotų, bet dar ir pradėtų sveikimo kelią, kreiptųsi į anoniminių lošėjų grupės, kreiptųsi į psichinės sveikatos specialistus, ar dalyvautų kokioje Minesotos programai, tai tikrai padėtų artimiesiems labiau pasitikėti, kad ne tik tai, kad veikia pats registras, veikia patys prašymai, bet kad ir asmuo pradeda keisti savo gyvenimą. Ir būtent šitas žingsnis yra pakankamai svarbus, kodėl grįžtant prie jūsų klausimo, kad tai yra daug nuveikta, kai aš apsiriboju, dėja, kaip psichologai mes tai matom, tai yra tik tai pats pirmasis žingsnis, o kelias yra pakankamai ilgas ir pakankamai sudėtingas. Na taip, bet dabar dar labai mažai laiko turim, bet labai svarbus 2 klausimai paskutiniai. Ar gali būti nutraukiamas šis prašymas kaip nors? Taip, gali būti, bet minimalus terminas, kurį asmuo privalo išbūti, tai yra ne mažiau 6 mėnesių. Bet nutraukti taip jis gali, būtent suėjus tam terminui jisai tokią teisę turi, nes apriboti žmogų prieš jo valią niekas tokių galių neturi. Dėkojam. Ir paskutinis klausimas, ar darbdaviai bankams prieinama ši informacija, registro duomenys? Ne, tikrai ne, tai yra pakankamai saugi informacija, kartais išgirsta manipulacijų, kad bankas kažkaip man neleido pasiimti kredito, nesako, kad tai susijęs su lošimais, tai greičiausiai dėl to, kad aš esu apribotas, tikrai ne. Bankai turi savo sistemas, jie stebi pavedimus ir tikrai gavome tokį atsakymą iš bankų, bendradarbiaujant su jais, kad taip, jie vis dėlto stebi pavedimus ir jeigu jie pastebi, kad asmuo intensyviau ar didesnėms sumoms stato už lošimus ar pervedinėja pinigus lošimų bendrovėms, žinoma, jisai kelia klausimų, ar tas asmuo yra patikimas. Bet tikrai jokie darbdaviai tokios informacijos tikrai nemato.